mes esam iš tikrųjų miške. Taip, Visiškas miškas. Berželių apsuptyje mes esame. Aš suradau ypatingą vietą Ukmergės rajone, jūs esate visai nauji. Taip, mes atsidarėm tik tai šių metų sausio mėnesį. Visiškai šviežiena, čia yra hitas. Kaip vadinatės? Mes esame spalvotas beržas. Spalvotas beržas. Čia labai spalvų bus daug. Čia galbūt ta idėja, kad beržai nebūna spalvoti, todėl tas pavadinimas toksai kontroversiškas. Nebus antro tokio nieko. Nebus niekur antro tokio. Tai yra slapta vieta. Taip, tai yra iš principo... Ant kaltės užlipo. Čia nėra kažkokia sodyba, mes esam tikrai miške, pabėgę nuo visko. Taip, mes esame iš principo vienkiemyje, nes atvykęs spalvotą beržą jūs esate visiškai vieni. Yra namukas, pirtelė, kubiliukas, visa tai yra jūsų, nėra jokių kaimynų, nėra aplinkui nei gyvenamųjų, nei nuomojamų namelių. Seksas gamtoj. Seksas ant kiekvieno kampo. Domina. Atsiprašau. Ne, nu matinai, ne? Nu čia žinokit, tokie mes esam. Bet klausykit, ne, kame yra Aš galvoju, fainumas? kad naglis naglesnis. Ne, naglis yra, bet aš prie naglio bandau pritapti. Aš prie Orijaus santūrus darau. Aš vyras, aš naglė Viorijos nebijau. Ne. Susimojau. Viskas, mes įžengėm į jūsų... Katinas atsargiai. Atsargiai katinas. Galime tos uodus panaikinti? Oi, galva. Gerai. Štai tas grožis, privati erdvė, miške, pabėgus nuo visko. Čia internetas traukia? Taip, čia Telefonas traukia? yra elektros, yra internetas, yra telefono ryšys, yra viskas, ko reikia civilizuotam žmogui. Bet jausmas atėjus, kad čia nėra nieko. Iš tikrųjų, atrodo, kad mes pabėgom nuo pasaulio, nuo civilizacijos. Taip, tokia ir yra idėja, kad žmogus pabūtų gamtoje visiškai vienas su savimi arba su savo antra puse, jaustųsi gamtos dalimi, bet kartu galėtų naudotis visais civilizacijos suteikiamais pliusais. Dalykai. Šiais laikais taip žmonės ir nori. Čia yra pirtelė, ne? Taip, čia yra pirtelė, kur svečiai gali tiesiog pasišildyti, ten yra kubiliukas, šašlikinę galima pasikepti mėsytės ir pats namukas. Gerai. Kiek žmonių talpinat? 2 žmonės galima galbūt atvykti su vaiku, bet yra 1 dvigulio lova. O su gyvūnėliais? Taip, su gyvūnėliais irgi priimam, su tvarkingais. Šeimininkai sako už gyvūnus patys. Tvarkingi turi būti. Čia yra kubilas, pagrindinė atrakcija šitame namelėje. Čia gali visą laiką tiesiog būti kubile. Turkštis, ten išsipirtini, tada čia turškiesi, o tada visas išsiprausęs gali lysti į lovą. Taip. Taip, tai dabar parodysime, kaip atrodo šitas gražus, šviežias namelis, veikiantis pusę metų dar tik tai. Taip. Kas man labai patinka, aš esu tikrai miesto žmogus, įpratęs prie visų tų miestietiškų malonumų, tai čia yra vonios kambarys, kaip normaliam viešbutyje, nes mes esam visiškai miškuose. Tai va, čia galite gamintis valgyti. Indai visi, ne? O, žiūrėk, čia yra vat, ir medaus, ir prieskonių. Didžiulė lava, stalo žaidimai. Prašom. Kurioj pusėje tu mėgosi, Aš čia. kurioje aš? Gerai. Šiaip aš ir to čia mano pusė. Vaizdas yra miškas aplinkui visur. Gražu. Ai, užsirengi, gerai. Nu? Mes susirinkome žaisti stalo žaidimų. Statysim bokštą. Lover, ne, netinka šitą. Atostogos gamtoje. Matai va, ir savo maloniai. Kiekvienas randa savo užsiėmimų. Naglis visada buvo prie meno, prie muzikos, prie visokių gongų. Aš visą gyvenimą buvau prie maišto. Net kiek tu mane prisimeni, visą valgau. Jo, o tu atsimeni tą istoriją, kaip mes ėjom į kino teatrą ir ką, plokštainį nusinešėm, kugelį į kino salę. Kugelį, taip, šašlykus esame nešę. Šašlykus į kino salę, mus yra išvarinėję. Taip, už čilis sriubą. Mes nešėm čilis sriubą kino teatrą. Kino teatrą valgė. Aš visą gyvenimą esu prie maisto, o žmogus prie muzikos. Oi, tokia figiena diena buvo ir dabar atsipalaiduoti šitokiam fainam nameliui pasaka. Matai, Ukmergė, tu netaip įsivaizdavai turbūt miestą. Nu, aš tiek nemačiau, kiek šiandien pamačiau. Jo, nes šis centras yra vienoks, žinai, matai, centre ten žmonės, įstaigas visokios, o tada yra aplink Ukmergė visokių fainų vietų. Bet šiaip tikrai žmonės nustebino, labai draugiški, šilti. Man didžiausią įspūdį per visą dieną paliko tos 2 moteris, kurios darėsi pikniką Ukmergės centre. Man tikrai įstrigo. Aš tikrai atsimenu su šypsena visą dieną. Taip gerai praleidau laiką. Šiaip iš tikrųjų net nesitikėjau, kad bus taip faina. Ir šitas namelis pabaigai, nu šakės. Ačiū, kad žiūrėjot. Ačiū, kad žiūrėjot.
Dabar mes kepsim Pakomentuokit šašlykus. kažką gražaus. Šašlykus kepsim. Negražaus irgi galit komentuoti. Eisim dviese nuo džekuzį, o jūs nematysit, nes mes čia privačiai. Svarbiausia - mokėti atsipalaiduoti. Tu man parodyk, ką turi, aš tau parodysiu, ką moku. Tu šiandien velniškai graži, o aš elgiuosi kaip pirmokas. Tu šiandien velniškai graži. Uo! Nereikia žinoti slapto terijakio recepto. Išbandyk Maggi makaronus ir pajusk nepakartojamą japonišką skonį. Būkite kaip naujasis Elrock. Loto LT. Apie ką svajoji tu? Loterijų bilietai parduotuvėse ir internete.